Pradėsim. Šį šeštadienį gruodžio 8-5 val. Po pietų Lemonto dailės muziejuje bus atidaryta dar viena nauja dailės paroda. Tai dailininkės grafikės iš Vilniaus Ramunės Vėliuvienės paroda. Dailininkė lankosi Čikagoje ir ta proga pakalbinome ją čia Leono Narbučio rėminimo studijoje. Pone Ramunė, ar jūs pirmą kartą lankotės Čikagoje? Aš pirmą kartą lankausi Amerikoje ir jau labai seniai svajoju Ameriką pamatyti kaip kitą pasaulį. Ir labai džiaugiuosi, kad pakvietė ponę Dalią Šleinienę padaryti mane parodą. Ar dažnai tenka su parodomis išvažiuoti po kitus kraštus? Taip, aš šiemet turėjau 2 sėkmingas parodas, vieną Berlyne, kitą Austrijos Alpėse, tokia kurortiniai vietoviai, ir ten buvo tokios lietuvių dienos su koncertu, su paskaita ir labai man gerai sekėsi. Na ir dabar truputėlį gal pašnekėkime apie jūs kaip dailininkę, apie jūsų praeitį, galbūt šiek tiek trumpai apie mokslus, tiesiog prisistatykite. Aš baigiau Čiurlionio menų gimnaziją ir turbūt kiek aš save atsimenu visą gyvenimą ir piešiau. Tai yra mano pats maloniausias ir daugiausia džiaugsmo teikiantis ir daugiausia kančių teikiantis užsiėmimas. Visą gyvenimą buvau laisva menininkė ir daugiausia dirbau grafikos technikom ir grafikos specialybę baigiau Vilniaus dailės institute ir daugiausia mano ciklų yra atlikta metalo raižinio technika, ofortai, spalvoti ofortai, kai kur su akvatinta. Ir čia aš atsivežiau keletą ciklų atspaudų įvairiom temom, iš įvairių gyvenimo laikotarpių kūrybinio. Tai kokios tos temos, kas jūs labiausiai domina? Aš ilgus metus turėjau labai įdomų ir žymų Lietuvoje gyvenimo draugą, mitologijos profesorių Norbertą Vėlių, ir man yra labai artimos folkloro temos, lietuvių mitologijos temos. Šiandien čia atvežiau lietuvių kalendorinės šventės, ten Velykos, Joninės, Užgavėnės, taip pat iš tokius mažesnius ciklus iš lietuvių mitologijos, kurios buvo iliustracijoms skirtos vėliaus knygų. Taip pat naujausias ciklas savo sename parke arba laiko parkai, kuriame yra toks kaip santykis tarp kultūros ir natūros, tarp praeities ir dabarties, tarp gamtos ir kultūros. Man labai artima moters tema ir šitą temą esu padarius keletą ciklų. Tai paskutinis ciklas Poilsio angelų skrydžiai vadinasi, kuris buvo eksponuotas naujausiai mano parodoje Vilniuje, kuri buvo spalio mėnesį personalinė paroda grafikos centre Vilniuje. Ir kiekviename iš šių ciklų skirtingos temos ir skirtingi aspektai gyvenimo, kuris yra vis tiek ir labai sudėtingas ir kartais būna visokių netikėtumų jame. Per paskutinius 10 metų, kaip pasikeitė jūsų manimų dailininko ir asmeniškai jūsų kaip dailininkės gyvenimas Lietuvoje? Man atrodo, esminis dalykas, kad žmogus įgavo laisvę, kaip ir ne tik tai, kad laisvai kurti, sakykime, nes buvo dailininkų ir tarybiniais metais, kurie nepataikavo sistemai, nedarė užsakymų darbų, neįsileido į politinius kažkokius žaidimus ir kūrė savo dirbtuvėse, užsidarė, užsispyrė, kas jiems brangu ir kas įdomu. Tai ta prasme, galbūt kažko tai ypatingo naujo neatsitiko, bet kad galime savo parodas išvežti, parodyti, kad galime kaip ir daugiau ir įvairiau tą Lietuvos meną pristatyti. Ir nebūtinai reikia praeiti kažkokias tai reglamentacijas valstybinės ar politinės. Juk visos parodos, bent pavyzdžiui, grafikų išvažiuodavo tik per Maskvą. Ten ir būdavo toksai vadinamas fondas, dailės fondas, kuris atrenka darbus ir tavo darbai dalyvauja pasaulyje parodose su vienu adresu. Maskva, Černiachovskio 5, tarsi mes būtume visi iš kokių vaikų namų ten iš tos Maskvos. Dabar vis tiek tu atstovauji save. Be to atsirado kažkoks tai informacijos srautas. Vis dėlto mes taip prašydavom atvykstančių draugų iš užsienio, atvežkit plokštelių, atvežkit albumų. O dabar gali nuvažiuoti, aš didžiausią laimę jaučiu lankydama muziejus ir dabar jau iš anksto džiaugiuosi, net namie pasižiūrėjau, kas yra
Čikagos meno instituto galerijų, ką aš norėsiu pasižiūrėti čia. Ir dabar tikriausiai esate gal ir labiau užsiėmus ir Vilniuje turite studiją. Papasakokite apie tai, kokia tos studijos paskirtis. Tiesiog norėtųsi, kad daugiau žmonių suprastų, kas tai yra grafika, kokiu būdu tie atspaudai gimsta. Čia yra daug technologinių paslapčių įvairių ir aš turiu gražioje vietoje senamiestyje architektūros paminkle, tokiam senoviniam name, grafikos dirbtuvę ir man kilo mintis Prahos, Talino ar Paryžio, pavyzdžiui, padaryti tokią atvirą galeriją, atvirą studiją. Grafikos studija, kurioje galėtų miesto svečiai užeiti ir kurioje galėtų norintis mokytis grafikos paslapčių, gauti pamokas grafikos. Taip pat ant sienų būtų kažkokie tai grafikos darbai, ar šviežiai atspausti, ar iš senesnių kolekcijų, kurios galėtų įsigyti. Bet tą mano idėją truputį gyvenimas koreguoja dėl to, kad aš visgi esu labai užsiėmus. Dar esu Dailininkų sąjungos deleguota į radio televizijos komisiją. Dabar atsiradus nepriklausomybėje atsirado daug komercinių radio televizijos stočių, kurias visuomenio organizacijų atstovai reiškia licenzijuoja ir reglamentuoja ir ten dalį laiko atima man taip, kad aš pilnai širdies negaliu dar į tą grafikos studiją įdėti, bet idėja tokia, kad tai būtų toks mažytis grafikos meno, pavyzdžių salonėlis. Tai reiškia, ten lankosi daug turistų tokioje gražioje vietoje Vilniaus senamiestyje. Man būtų įdomu, kokios jų reakcijos į tą lietuvišką meną, lietuvišką grafiką. Jeigu atvirai kalbant, tai susidomėjimas yra šiek tiek nuslūgęs. Labai didelis susidomėjimas buvo atgimimo pradžioje, kada visiems atrodė čia stebuklas, kad čia už tos geležinės užtvankos yra normalūs menininkai, išsilavinę žmonės, kurie daro europietiško lygio meną ir labai tą meną šlavė tiesiog išveždavo ištisas kolekcijas. Dabar kažkaip tas bumas truputį praėjo, bet vis tiek susidomėjimas yra. Ir gana pastovus, ir lankosi kolekcionieriai, ir kviečia mus dalyvauti tarptautinėse grafikos parodose, kasmet tenka dalyvauti įvairiose bienalėse, ir šiemet Krokuvos bienalė, ir Talino bienalė. Praktiškai su grafikos darbais čia toks demokratinis menas, kad gali vienu metu siūsti atspaudus į skirtingas šalis, į skirtingas parodas, nenuskriausdamas savo archyvo. O jūs ar teko jau čia gal susipažinti ar iš anksčiau su amerikietišku tokiu moderniu grafikos menu? Taip, aišku, ir Andy Warholą ir kitus žymius grafikus mes žinojom jau nuo studijų laikų ir reprodukcijas ir teko matyti kai kurias parodas ir Paryžiuje ir netgi Maskvoje buvo atvežta. Ir man įdomu visados tie ieškojimai, sakykime, bet aš esu giliai įstikinus, kad mes pasauliuje esame įdomus tuo, ko mes skirtingi ir kad be to, kad atsivėrė sienos priimti kažkokias tai įtakas arba kažkokias tai, sakykime, informacijas, dar atsirado ir kartu pavojus, kad žmonės, kadangi tai ilgai buvo draudžiama, yra gana nekritiški ir jie priima viską taip atvirai, kad aš net pastebiu tokių reiškinių, sakykime, televizijoje arba netgi ir mene, sakykime, šiuolaikinio meno centre, kad yra labai vienpusiškumas atsiradęs toks, kad yra labai toleruojamas postmodernistinis menas, kuriuo mes pasaulio nenustebinsim, nes tai jau buvo prieš keliasdešimt metų, o labai greitai nyksta etnokultūra ir tas mūsų savitumas, kuo mes skiriamės nuo kitų tautų, kuo mes galim pasauliui dar būt galbūt įdomus. Ir kad Amerikai labai tinka ir labai ją praturtino tas multikultūrinis modelis, kada įvairios tautos įnešė savo kultūras ir susiliejo ir gimsta įdomus kūriniai. Bet tie ispanai ar vokiečiai ar lietuviai, kurie atvyko Ameriką, jie, sakykime, tai turi už savo nugaros tą tėvynę, kuri saugo tą identitetą. Mes praktiškai, jeigu mes išnyksim, mes nieko neturim už savo nugaros, mums multikultūrinis modelis nelabai tinka. Čia turėtų būti toks balansas, labai išbalansuota ta kultūros politika tarp to, kuo mus praturtina pasaulis ir tarp to, ką mes būtinai turim išsaugoti,
ką mūsų protėviai išsaugojo ir ką mes turim perduoti savo vaikam. Ir jaunojoje dailininkų kartoje, kaip jums atrodo, ar dar daug tokių, kurie norės išsaugoti tą mūsų savitumą, etnokultūrą? Aš manau, kad visada yra labai margas tas menininkų šeiminėlė, vieni labai puola į modernizmą, kitiems labai brangi ta tradicija. Bet visada kiekvienoje kartoje atsiranda keletas, kurie to domisi. Ir dabar yra keletą jaunų dailininkų, kurie, sakykime, tęsia Petravičiaus tradiciją, remiasi ir liaudės meno raišiniais, ir liaudės meno kažkokiais motyvais. Ir nebūtinai netgi tas motyvas turėtų tiesiai ateiti į paveikslą, bet pati dvasia, pati pasaulėžiūra ir tas pojūtis, kad tu gyveni savo žemėje ir tu turi saugoti tas vertybės. Ar turite jau pradėtų darbų, kuriuos nekantraujate grįžusi namo toliau tęsti? Kadangi aš tik turėjau personalinę parodą ir naujausius darbus čia atvežiau kelis, tai dar kaip ir toks dabar tuščias laikotarpis. Ir aš tikiuosi, kad aš čia pamačiusi tuos muziejus ir turtingą Amerikos kultūrą, gausi naujų impulsų naujiems darbams. Ačiū. O kas ten, kaip jūs manote, etnokultūrininkė ar etnokultūristė? Nu ką, bet jau iš karto Iš veido, tai- Žiūrėkit, tu aš jums išaiškinu. Čia yra dualistinė pasaulėžiūra, padalinta į dvi sferas - žemės ir dangaus. Danguje saulė. Jeigu čia nupiežuvytė arba gyvatė, tai bus iš karto, reiškia, jau chtoninis pasaulis mitologijos. O ant veido kaip? O ant veido tai didžioji žynė, nes žynės nusidažydavo pusę veido mėlynai arba juodai. Ir pranašaudavo. Dieve, kada tai gražiai papuošė, kokia suknytė. Menininkė. Nu, tai pabaigsi piešti, kas čia dar bus? Ne, per ilgai? Ne, labai Tai gerai. jūs iš karto. Nes Įsijungt viską tu jos vėl. Ne jokių būdų, bet Tvajos. ką, kaip išprievartauja kartais televizija. Jūs dainuosit. Tai mes- ten- Aš jau tos mažiukus ofartukus kalėdinius, aš noriu juos priklijuoti dalint žmonėm dovanų per parodą. Bet aš pasidomėjau. O tas Pranciškaus knyga. Tokius taškus, kur parduoti, tai šitos juos gerai nepasiduoda niekam. Čia dar yra ir etnografinė dar yra? Ar etnografija 3, ar ne? Jau yra dar vienas momentas. O čia Aš dar- Geri paveikslai, ne? Koks pas jūs pasirinkimas paketų? Tai dar ne viskas, dar ten prikravo, kad daug dėžių dar. Aš sakau, čia gali gal apsisuk žmonės. Lietuvoje tokia. Ne, aš nesimačius, nu, bet kiek vat gali būti gal. Tai mes aiškiai sudarom. Čia pasirinkimas, na kaip. Jo, šalis. Labai gražus. Mes nežiūrėjom dar. Aha, tada dar mes minėjom tą Ir kalbos, bet ne viskas, kai kur eis tik muzika ant darbų. Jo, tai tų darbų Bet aš jums labai dėkinga dėl to, kad jeigu jūs padarysite jau ketvirtadienį, tai tada kitoks visai susidomėjimas. Taip, ir ten viską pasidaryti, bet dabar jau atvirkščiai pas. Tai man tai naudingiau, kad šitaip, kad prieš parodą parodys. Kažkaip aš čia tų pažįstamų daug neturiu, nes norėtų, kad jeigu tik tai vienas ar gerai, bet tai nėra toks nuostolis, kaip, sakykime, tapybos darbas, kuris yra unikalus. Forma yra mano dirbtuvėje, aš grįžus galiu vėl atspausti šis paštai. Kaip demokratiškas, iš tikrųjų, menas gali atspausti kažkokį tiražo gabalėlį, padovanoti ar dalyvauti visų labdaruose, atsilikimus. Kaip ir tai nėra vienetinis egzempliorius, vienintelis. Dabar nevaikščiok čia. Labai gerai padaro tas mailboxas. Jo, ypatingai jeigu paprašai, kad padarytų fotoką. Ar jam kažko reikia? Gal įsiterpi? Tai žinai ką, kaip baigsi piešti, tai tada, kai baigsi piešti. Ar valgysiu dar šitą gabaliuką?
Ne, pirmą tada. Dalyvauja nuodijimas, azoto rūgštimas metalo. Ir tiesiog tokius, kaip čia pasakyti, klijus, sakykime, užtepu, paskiau užspaudžiu. Nu, žiemantas, kada specialiais klijais padarai tą faktūrą, uždengi lapu, tada išmirkai, kad tie klijai atšoktų, tos vietos atsidengia. Tada tas atsidengusias vietas nuodiji. Šitas sudėtingesnis yra, ne tas darbas. Daugiau laiko užima, ta prasme, padaryti. Ar ne? Nu, vat kažkaip sėdėjimo ir piešimo prasme. Jo. Tai tas ilgiau truputį. Ilgiau. Bet sudėtingumo čia gali būti netikėtumų, tokių, kad gali išvis išmesti plokštelę, nesigauti. O čia... Bet ant metalo šita technika ant plokštelės laikosi daug trumpiau. Nu, daug greičiau nusišlifuoja plokštelė, daug mažesnį gali pasidaryti tiražą. Maksimum daug kokiam 50. Tai tų grafikos tos tokių atlikimo technikų, ar jos visos čia kokios labai senoviškos, ar yra kokios visai modernios? Čia yra rezervažas, jis yra prancūzų. Ne, Labai atsargiai, jinai nelabai puola rekomenduoti, bet ką. Susidūrus, ne? Čia, tada šitas ciklo tik du, ta mergaitė su fontamu ir šitas, tai yra 600 ciklo. Tas būna paslaptingas augalo gyvenimas. Būtų gerai, kad viską išparduotų dalį. Oi, Žinai, kaip paskambino parodos. Sakau, jeigu parodyti, ir visus pirksiu, tai man yra dovana matyti Ameriką. nieko visų neparašysi mane. Nu, tai ten, tai žinai, paskiau Karnis dabar Floridoj tenais galerija kažkokia atsidarė. Nu, įsiūsiu visiems laikraščiam. Pažiūrėsim kartu. Aišku, būtų gerai, kad galėtų pamatyti. Čia tokia kompeticija. Nežinau. Yra labai didelė pasiūla darbų. Gal į Kaliforniją? Aš šitą visai realiai žinau ir visai... Ramonė, gal tu Kaliforniją pasūnus? Ir jisai ten kažkokią galeriją atsidarė kažką. Sako labai gerai. Taip. Ten? Matau, nufilmavai šitą. Ir tada tango muziką užgrok. Arvidai, aš šitą rodysi. Gerai, parašysim, skiriame Leonui. Jo, parašyk. Visai, kad tų dailininkų visur yra labai daug. Ir tikrai ne daug didelių vilčių ir nedėl to Kuris tas patinka, o aš to dar nemačiau. Šiaip malonu padaryti parodą Amerikoje. Tokių faktas O, žinoma. Ir katalogėlį gražiai visus išleisiu. katalogus rašysiu. Turiu parodą ir dar dailės muziejų, ne galerijų, kaip plačiau, ne ką. Aš labai Raganas dėkinga tas už tą mūsų galimybę. Ką? O juk dar? Iškritusios kokios. Labai. Tokie dzūkeliai, vampus tokius. Skraidančių. Yra jo memorialinis namas, kuris gimė. Pasirodo, senelis gimęs yra lietuvių kilmės gyvenęs Rygoj. Parašė to muziejaus direktorius, aš taip juokiausi. Jis vokiškai supranta. Žinot, ką kadaise labai gerai kalbėjau dabar. Aš labai juokiausi, jis parašė man tokį laišką, aš esu geriausias stepių vilko specialistas. Aš žinau, kad jūs turite ciklą stepių vilko temoje, Hermanojasis, ir kad jūs galėtume dalyvauti festivalį, pakvietė ir aš važiuosiu su paroda. Bet jo pavardė Rotfuss. Rotfuss. Ramonė, kuris tau mieliausias paveikslas iš tų visų? Nesakyk, nes paskiau. Taip, aš rimtai ilgai labai dirbau kai kuriuos iš moterų ciklo. Ir šitą mėgstu dar, nes tą žiemos suolę. Ir tuose kalendorinis čia grinai. Norbertos.
Biskį jau pavarčiau tą knygą, taip, perskaičiau laišką, taip. Nu, argi ne pranašystė. Ja. Ir kad ne. Dabar jūs man padėkit pasiruošti pačiam atidarimui. Ar įprasta, kad dailininkas pristato savo darbus šitaip apie jūs pasakoja? Taip, Jūs esate čia, tai ar mes tikrai. simbolikiai, ar... Ir paskiau, kadangi jūs čia esate, tai tada prašysim jūs. O jinai yra kas? Ah, Jūsų muziejaus bendradarbė, ar... taip. Štai, Nu, pakvietimą įsiuntėm, bet tai nereiškia, kad bus. Ir iš visų Atrodo, mūsų- kad čia tik dalelė. Žinai, kaip tai. Ten susirangė pačioj Na, pamiršau dar pasakyti, kad iš tų mitologinių, tai yra iš tų folklorinių yra tie dievukai. Tai reikės klausti. Kurie? Toks čia jaukus miestelis, ir taip kalėdiškai papuoštas ten ir ta. Ir toks ramus, gražus, tylus miestelis, be jokių tų sunkvežimių, be nieko. O dabar pastatė tą gramozą. Ne, taigi sunkvežimiai visą laiką čia važiuodavo. Žinai, Leonai, kad nebuvo kam važiuoti, iš vis tų sunkvežimių čia nebūdavo. Gal Market Parko. Brighton Park. Brighton Park. Ten Ir labai dar toks vietro. koplytstulpis toks. Tai turbūt Market Parko. Bet Negalėjau įdėti Ne, kryželės, koplytstulpis tik tai kokie 15 metų dabar. Aš dar buvau paskaitoj. Tada jau buvo Daugvilos tas koplytstulpis. Gerai. Važiuosiu į namus. Po to jisai buvo labai laimingas, jam kokia tai ponia, o kur Romanskienė kartais. Kaminskienė. Kaminskienė. O Kaminskienė Aldona, ja, tikriausiai. Reikia dar padėkoti už tai. Ja. Dabar aš įsivaizdavau Dalę tokią seną rūščią muziejaus direktorę. Kalbėjau vėl raginau. Prašom nesispardyti, kai filmuoju. Aš nesispardau, aš tave tik taip iškitau. Kilbinė? Ai, su ta čia. Jo. Tai Kazinė sakė. Ai, sakė, nenoriu, bet tik ne šiais metais, kitais. Tai gerai, šių metų Tai ant mažai švento liko. ne- Sakiau šių metų Mažiau mažai jau liko. liko, jau reikia. Tai šiais Bumbėjau, aš nežinau, kas bus. Aiškinau, kodėl reikia. Lik nežinau to. ir bus namas. Žinai, čia jos. Bet jam neamputavo dar tų kojų? Ne. Ar vienos? Tik vieną. Bet žinai, ta žaizda nevyks visuomet. Tos akės prakiūrančios ir kojos. Bet man atrodė kažkaip, kad Amerikoje daugiau pažengęs tas diabeto gydymas ir įdama turėjo ilgiau žymenį. Nu, bet tiesiog iš vis yra ligonis. Tai čia ne vien tik tai tas. Nu, pažiūrėsim, koks ten bus meno. Jeigu noriu, tai viskas. Tai pradėjo žemaičiuoti, jinai. Aha. Jos ta Tai su kuo jin bendrauja? auklė iš Mažeikių, žinai. O. Taip žemaitiškai kalba, bet natūraliai, ne, kad, žinai, nu taip gražu. Aš sėdėdavau vakarais ir klausydavau, kaip su savo vaikučiais ten šneka. Gerai, tai Jau užrašyk, nespės. kad čia pasirašyti Ar aš mokinį, galiu pralįsti, ar tu čia? nes noriu. Buvo labai gražu. Labai gražu. Jau eik praustis. Užteks vieną einam nusiprausim. Paskambinsiu, išvažiavo ir ne. Žinai ką? Nenoriu sakyti. Ar tu dar namuose? Nu, Tai tada aš važiuoju į namus ir tu mane važiuodama pro šalį paim, gerai? Prašau? Ok, aš dabar esu Lemonte ir aš važiuoju namo. Tai iki.
pavyksta, reikia užsakyti, tada vieną užsakymą padaryti. 527. Žinot ką, su tokiu kreditu Tai vat galėsit